Sveiki, su jumis Ugnius Butkus ir laida Radijo lentyna. Karlas Gustavas Jungas, vienas žymiausių psichologų, analitinės psichologijos kūrėjas, filosofas, prabilęs apie kolektyvinę pasąmonę ir archetipus, įvedęs tokias savokas kaip ekstravertas ir intravertas. Dar 1921 metais publikavo veikalą Psichologiniai tipai, kuriame jis suskirstė žmonės pagal psichologinius tipus. Į anglų kalbą šis veikalas buvo išverstas 1923 metais. Tačiau jis pats, tai yra Jungas, dirbdamas psichologu, daugiausia dėmesio skiria neefektyvių ir nelaimingų ir ieškančių profesionalios pagalbos žmonių nesėkmingam ir sutrikusiam tipų vystymuisi. Jį nelabai domino sveikų žmonių psichologiniai tipai, be to jis rašė vokiečių kalba ir specializuotai auditorijai, o ir anglų vertimą, kaip teigiama, buvo sunku skaityti, tad asmenybės tipų teorija nesusilaukė paprastų žmogaus asmenybės susidomėjusių skaitytojo dėmesio. Tad mes šiandien ne apie Jungą. Didžiulį darbą, kuris leido Jungo teoriją paversti prieinamą kiekvienam žmogui, ją suprasti, ją naudotis, pritaikyti savo gyvenime, atliko Izabelė Briggs-Myers. Remdamasi Jungo psichologiniais tipais, sukūrė savo šiandien vadinamą Myers-Briggs tipų indikatorių, MBTI, ir kartu su sūnumi Piteriu parašė veikalą Skirtingos dovanos, asmenybės tipai, kurią būtent ir išleido ir pristato leidykla Vaga. Apskritai šios knygos gimimo istorija yra tikrai įdomi. Pamato šiai teorijai pradėjo Briggs motina, kuri prieš supažindindama apie ją savo dukterį, Jungo teoriją domėjusi apie 16 metų, dar Pirmojo pasaulinio karo metu susidomėjusi žmonių asmenybių panašumais ir skirtumais. Kilęs Antrasis pasaulinis karas privertė moteris griebtis neįprastų darbų. Tiek motinė, tiek dukterį paskatino Jungo teoriją paversti praktiką. Jos jautė, jog ji vertinga, padedant žmonėms suvokti save, kas leistų ypač racionaliai panaudoti savo dovanas atitinkamuose darbuose. Jos pradėjo kurti teoriją, o kadangi jos abi nestudijavo nei psichologijos, nei psichometrijos, viską turėjo pradėti nuo nulio. Be abejo dėl to, kai 1943 metais jos pateikė pirmąjį klausimyną, tai yra testą, susidūrė su akademinės bendruomenės kritika. Tiek dėl tariamo šių dviejų moterų nekvalifikuotumo, tiek dėl to, jog net ir Jungo teorijos pasiekėjai ir tyrinėtojai patys mažai gilinosi į jo asmenybių tipų teorijas. Todėl motinos ir dukters bandymai atrodė betiksliai, tačiau niekada nepasiduodančios jos nuolat tobulino savo indikatorių, kol galų galiai jis buvo pripažintas ir specialistų. Ir šiandien yra plačiai naudojamas. 1980 metais pirmą kartą pasirodė suklasifikuotas veikalas. Skirtingos dovanos, asmenybės tipai. Nuo to laiko šį kūrinį perskaitė daugiau nei 100 000 žmonių ir jų vis daugėja. Kitaip tariant, tai yra metodas leidžiantis suvokti, jog visi esame normalūs, kad ir kokie keiščiausi bebūtume. Ši knyga, kaip rašome įžangoje, padeda išsižadėti ypač ilgai vyravusios nuomonės, kad vienaip ar kitaip esame nuokrypis nuo normalaus asmens idealo. Kaip rašė pati Izabelė Briggs-Myers pirmojo leidimo pratarmėje, prie šio veikalo kūrimo prisidėjo 3 kartos. Gili mano motinos introversiškos intuicijos įžvalga apie asmenybės tipų reikšmę, mano introversiškas jausmais pagrįstas įsitikinimas apie praktinį asmenybės tipų pritaikymą ir neįkainojama mano sūnaus Piterio ekstravertiško požiūrio, intuityvaus veržlumo ir nepaprasto gebėjimo reikšti mintis kombinacija. Be jo nusistatytų prioritetų knygos nebūtume baigę. Taip rašė Briggs-Myers. Priminsiu, knyga Skirtingos dovanos, asmenybės tipai, išleista Vagos leidyklos. Knygą išvertė Aistė Kvedaraitė.